Statybų industrija susiduria su vis daugiau ir daugiau iššūkių dėl nepatyrusių operatorių. Darosi svarbiau ir svarbiau turėti mašiną su technologijom. The machine that you see behind me is a 966. This is the most efficient machine we have in the size class available. Tai yra maždaug 23 tonų ratinis kaltuvas. These machines are even optionally equipped with an advanced pellet system. Išmanios svarstyklės leidžia automatiškai nubarstyti paskutinį kaušą, tam, kad pakrautų sunkvežimį tiksliai, neperkraut. Tai yra labai aktualu ypatingai nepatyrusiam operatoriui. Funkcija šitą tikrai palengvina, pagreitina. Faktas atrodo lėčiau, bet yra tikrai greičiau, skaičiuojant. Nes jeigu tą patį veiksmą darytum kelis kartus, išilgėtų procesas. Jeigu naudojamasi Caterpillerio Vision Linko, galima stebėti, kiek pakrautas sunkvežimis. Now we are launching also the so-called e-ticket. That means if the operator is sending automatically information to Vision Link Productivity, so it's done a complete paperless process in the end. Taip pat išmanios svarstyklės turi funkciją, kad galima nustatyti darbą su skirtingomis medžiagomis. You can, for instance, send from the back office truck lists, material list, customer list to the machine, and then you know exactly on the ticket to which customers it went to. With a different subscription level, we offer a lot of information in the back office as well, so that you can also see what the machine is doing, how efficient it is operated, and in the end you can only improve what you know. Taip pat naujuose ratiniuose krautuvuose yra funkcija automatinis kasimas. Naujovė yra ta, kad galima įrašyti operatoriaus krovimo stilių. Taip patyręs operatorius gali įrašyti savo krovimo stilių ir tada nepatyręs operatorius atsisėdęs į mašiną gali greičiau išmokti, nes tada kaušą pasems pati mašina, jisai pamatys, kaip tą daryti teisingai. Ciklus galima užprogramuoti, pusiau operatorius reikalingas, pusiau ne, tai įspūdingai pasirodė. Technologija pamažina operatoriaus klaidas. Kita naujovė yra kasimo trukmės skaičiuoklė. Operatorius mato, kiek laiko trunka jo kasimo ciklas, tai leidžia irgi jam būti efektyvesniam. Kuro sąnaudos yra didžiausios būtent sėmimo metu, tai šita informacija yra labai naudinga. Kita naujovė yra automatinis padangų nustatymas. Sakykime, kada mašina važiuoja į krūvą, kad pasemti kaušą, automatiškai kilstelna strėlę, kad būtų sumažintas padangų praslydimas, pagreitintas rovimo ciklas ir sumažintos kuro sąnaudos. Pas mus raketas pavirčius, tai šita funkcija mums yra labai svarbi, kad vėlgi kuo ilgiau užtektų to protektoriaus, kad tiesiog atlikti darbą. Dar yra ratų apsisukimo skaičiuoklė. Operatorius, jeigu tikslas yra, kad nebūtų daugiau nei pusantro rato apsisukimo, tada jisai mato, įvyko pusantro rato apsisukimo ir jisai važiuoja patraukti sunkvežimį, taip jisai gali irgi būti efektyvesnis. It has a seatbelt alert indicator. You can get the information also via Vision Link. In the back office, you can install on top of the cab an additional lamp so that the foreman can also see remotely if the operator has fastened the seatbelt or not. The machine is also equipped with an object detection system. That means it will show the operator on the screen when there is an object appearing. And on top of that, we are also going to launch a so-called people detect system with a motion inhibit, because researchers have shown that the most accidents will occur when the operator is moving from forward to reverse. Žiūrint į operatoriaus patogumo, atidinės ergonomika ir vairavimo sistemų atnaujinimas labai vertinamas. Nustebino kuro sąnaudos, operatorius dirba su šypsena, super našus, didelis, galingas, viskas ko reikia. Gerą įspūdį palieka, iš tikrųjų. Čia premium klasės mašina. Manau, labai tikrai smagu turėtų būti su juo dirbti. Žavi naujovės, kaip palengvinti kompanijai nešamus kaštus. Jūs esat lyderiai, Ketas yra visam pasaulyje, tikrai lyderiai, verti to vardo.